Labą dieną, gerbiami draugai, kolegos, o taip pat ir migrantai. Šiandien mes kalbėsime tokią temą, jinai iš tikrųjų labai svarbi, tai pasirašymas visų dokumentų, kurie galioja įmonėje, jau kada darbuotojas įsidarbina. Tai apie šitą normą kalba ne vienas darbo kodekso straipsnis, tai yra 44 straipsnį dalinai tvirtinta, kad prieš pradedant darbą darbuotojas turi būti susipažindintas su visais įmonėje galiojančiais teisės aktais. 25 darbo kodekso straipsnis irgi ten kalba apie panašius dalykus. Taip pat daugiau reglamentuoja apie tai, kad, pavyzdžiui, migrantam turi būti pateikta informacija jiems suprantama kalba. Čia jau šitą normą įtvirtinta ir jeigu darbuotojas tik tai lietuvių kalba duotas buvo dokumentai pasirašytiniai, traktuojama, kad darbuotojas nežinojo tų normų. Tai va, tai 30 straipsnį irgi dalinai apie tai rašoma, 32 straipsnį, 27 straipsnį saugos sveikatos įstatymo, nes šitie visi darbai ir su darbų sauga, kurie susiję, turi būti darbuotojų pateikti į darbuotojus už juos turi pasirašyti. Tokiais dokumentais darbdavys gali įrodinėti, kad jeigu kažkas tai įvyks, arba dėl kažkokių tai klaidų, atleidimai ir panašus dalykai įvyks, tai darbuotojas tiesiog įrodinės, kad darbuotojas visą šitą žinojo, bet darė sąmoningai, tai taip norėjo padaryti, žinojo, bet rizikavo. Ir už tai atleidžiamas, daleiskim, ir panašiai, arba baudžiamas. Dabar, ką reikia žinot, kolegos, aš dabar sakysiu iš savo praktikos, yra tokia tendencija jau ateina, kad, tikrai jau daugėja tokių bylų. Vienoje statyboje įmonėje 3 bylos, tai 3 tokie atvejai, dabar dar vienas atvejis, atleidimas vyksta. Ką aš matau? Dabar jau mažėja tokių dalykų, kad darbdaviai parodo tiesiog dokumentą, ten žurnalą, va ten tas parašas darbuotojo už tokį dokumentą. Čia nėra, kaip sakyti, susipažinimas tinkamas, nes daugumos atveju surinkia parašus, darbuotojas nemato, nežino. Aš ten jau sakiau apie tai, kad darbuotojas privalo parašyti darbdaviui, kad visus dokumentus atsiųstų, už kuriuos pasirašė, tokiu būdu jisai žinos. Bet dabar ne apie tai, dabar apie naujoves. Visi mes suprantam, kad ateina tas laikas, visi stengiasi eiti skaitmetinizavimą. Ir dabar viskas nori, kad būtų skaitmeniniu būdu, visi tą elektroninę erdvę nori išeiti, kad nebūtų papildomų kažkokių tai darbdaviam. Tiesiog jiems patogiau, aišku, bet kur čia yra dabar blogybė? Dabar ką reikia žinoti ir ko reikia vengti? Dabar, ką aš matau iš tų bylų visų, tai ten darbdaviai naudoja įvairias platformas. Girdėjau, kad ir Dokabitus naudoja, bet jau visuose atvejuose susidūriau su tokia programa e-sauga. Tai ten tiesiog prieš įdarbinant darbuotojus atsiunčia ten tokią informaciją darbuotojui, kad jūs turite atidaryti, išspręsti ten testą darbų saugos. Darbuotojas ten 30 klausimų gali būti įvairiai, išsprendžia tą testą. Jeigu jisai ten kiek kažkiek tai klaidų gali būti, reiškia patenkinamai. Ir kaip ir viskas, bet kur yra gudrybė? Aišku, nežinau, kaip čia įrodinėti, reikės ateiti tokius dalykus, bet jau aš rašiau, kad, pavyzdžiui, darbuotojas iki įsidarbinimo prie tokios sistemos buvo prisijungęs, išsprendė testą, po to išėjo iš darbo, prasidėjo darbo ginčai, dokumentų jokių nematė, ne pareigybinės, ne ten dienpinigių mažinimo tvarkos. Bet darbdavys pateikė visus dokumentus ir iš sistemos ištraukė, kad darbuotojas tokią dieną, ten, pavyzdžiui, dar iki įsidarbinimo, buvo prisijungęs ir visus dokumentus matė. Ant kiekvieno, pavyzdžiui, dokumento data parašyta, kad jisai buvo atidaręs, neva žiūrėjo tos dokumentus ir ten labai lengva juos atspausdinti, ten arba atsiųsti savo, taip traktuoja darbdavys. Bet realybė kokia, kad iš tikrųjų, nežinau, tų eiti visokių gudrybių, bet turbūt taip įmanoma, aš manau, padaryti, kad darbuotojas tiesiog užeina, automatiškai ten visur pažymėta, kad jisai jau buvo toje sistemoje, reiškia viską matė, reiškia viską galėjo pasiimti. Nors, žmogus, aš pasikartosiu, kad nebuvo apmokytas dirbti su tokia programa. Tai aš jau ir apie tai kalbėjau, kad
Negalima reikalauti žmogų, kuris dar tik tai darbinasi, jau kad jisai tą sistemą žinotų. Nėra tokio reikalavimo ir darbdavys neapmokė, kad nepaaiškino, kad tu ten testą spręsi, ten šitoj vietoj gali pažiūrėti visus dokumentus. Tai ten šitoj byloj konkrečiai darbdavys davė sąrašą tų visų dokumentų, ten buvo 24 teisės aktai, įmonės lokaliniai aktai, ten dėl komandiruotės, dėl pareigybinės, dėl ten atsiskaitimo lapelių įteikimo, ten visas sąrašas, aš pasikartosiu, 24 dokumentai, tai darbo tvarkos taisyklės ir panašiai. Tai dabar įsivaizduokit, aš iš vienos bylos Lietuvos įmonė turėjau ten darbo ginčą, tai buvo pristatyti ten į bylą darbo tvarkos taisyklės, tiesiog ten buvo toks nonsensas, kada aš pamačiau tos darbo tvarkos taisyklės. Aš neprisimenu dabar 45 ar 47 lapai dokumentas šitas A4 formato. Ten tų punktų visokių, ten su skyriais 400 kažkas tai 17, apie 500 punktų. Tai įsivaizduokit, dokumentas vienas iš tų 24. Darbuotojas prisijungė, testą išsprendė, toliau dirba, nieko nežino, nieko nesupranta, jį už bet kokius nusižengimus ten kažką tai ne taip padaro. Pavyzdžiui, toj tvarkoj parašyta, negalima to daryti, negalima ten stovėti, negalima ten rūkyti kažkur tai. Ir žmogų pastebi ten ar kameros kažkoks tai įrašas ir jam traktuoja, kad jūs pažeidėt tokį punktą, ten daleiskim darbo tvarkos taisyklių 328 punkto antrą dalį. O toj daly parašyta, kad būtent toj vietoj jūs negalit stovėti ir negalit rūkyti. Tai šitoj vietoj, aš ką noriu pasakyti, kolegos, venkit šitų visokių elektroninių prisijungimų. Jeigu kažką tai gaunat į paštą ten prisijungti ir darbinatis, tai jūs turit neskambinti, ne telefonu geriau rašyti, kad būtų susirašinėjimas su to pačiu darbdaviu, kad ką man daryti, kur ką aš turiu padaryti ir ten daleiskim, jums turi nurodyti, atidarykit, išspręskit testą. Ten jūs tada rašot, ką man reikia dar padaryti, testas išspręstas. Jeigu nieko neatsakys, reiškia, jūs nieko ir nedarėte. Jeigu jūs pasakys, kad ten visi dokumentai yra, jūs galit juos pažiūrėti, jūs privalot juos pažiūrėti ir ten savo galit išsaugoti, galit ne, bet jūs ten turit paspausti kažkur tai, kad jūs susipažinot. Jeigu jisai tos informacijos jums raštų neduoda, tai reiškia, jūs to ir nedarėt. Tai paprasčiau bus darbo ginčų komisijoje įrodinėti, kad jūs, jums jūs paklausėt, niek neatsakė, bet konkrečiai mūsų bylose to nebuvo visiškai. Žmogus padarė, ten pasirašė darbo sutartį, ten dar kelis dokumentus, jam juos atsiuntė, kad jisai fizinių parašų uždėtų, tai ten keletą dokumentų fizinių, o kiti jau nėra nei fizinio parašo, bet tiesiog yra iš sistemos tokia ištrauka, kad jisai susipažinau su jais. Tai kolegos, šita vieta jums labai svarbi, nes kiekvienas jūs įsidarbint galvojat dirbsit iki pensijos. Negerbimieji, jūs galite ir patys išeiti, ten bus blogos sąlygos, arba atleidinės, arba nemokės, jūs vis tiek turėsit išeiti. Norėsit su savim pasiimti savo uždirbtus pinigus, jums nenorės atiduoti. Ras visokių dalykų, kur jūs nežinot, nes sakys, jūs pasirašėt, jūs to nežinojot, tai šitą jūs turit žinot, jūs visada reikalaukit. Žinokit, kad parašas, fizinis ar ten elektroninis jūsų parašas, jisai turi didžiulį svorį. Ir už kiekvieną tokį parašą, jeigu bus kažkoks tai reikalas, jūs turėsit atsakinėti. Tai šitą, kolegos, tikrai įsiminkit, jeigu nežinau, kažkokių tų klausimų turit, rašykit, aš visada atsakysiu, kreipkitės, bet jūs nebūkit apgauti. Tai galbūt šitą temą, jinai tikrai svarbi, mes pabaigsim šiandien. Tikrai aš visada norėsiu visada džiaugtis, gal ir jums bus džiugu, kada darbdaviai, kurie dirba blogai, nemoka pinigų, bankrutuos. Į jų vietą ateis normalūs darbdaviai, kurie dirbs, mokės mokesčius ir visiems nuo to bus geriau. Taigi, kolegos, visiems gražios likusios dienos ir iki kitų susitikimų.